pavyzdžiui, ir geltoni, ir raudoni, mes esam viena gera komanda. Kada pajutot, kad galit perlaužti rungtynes? Kai buvo pratęsimas. Atėjo tėvai, tiesiog palaiko visus visą laiką, niekada nepasiduot, mes perlaužėm ir laimėjom. O atostogos, ką pats planai nuveikti? Su draugais krepšinį žaisti, į mokyklos stadioną, gal maudytis eiti. Labai įspūdinga bus vasara. Nekovojom kamuolių, bet buvo daug gerų dalykų. Atiminėjom kamuolius, pelnėm taškus, buvo gera komanda ir padėjo daug vaikų. Ko manai pritrūko finale? Labiau gynybos, visiškai nesidalino kamuolio ir greitą puolimą. Po biškį aš jau pradedu būti geresniu ir užaugęs jau būsiu labai geras krepšininkas. Palinkėčiau, kad geriau išmoktų pasuotis ir mėtyti krepšį. Kad tiesiog gerai sektųsi vasarą, kad pailsėtų nuo sezono ir kad kitą sezoną dar geresnė būtų. Labai džiaugiuosi dėl to, kad yra progos būti geriausiais komandai. Visi nori būti geriausi. Varžovai pasimetė, nes jie paskui tenais pradėjo galvoti, kad jie jau pralaimėjo ir galvoja, kad nebuvo jokios vilties. Kokios emocijos tapus čempionu? Labai geras, labai laimingas esu. Gal kažką nori palinkėti visiems komandos draugams? Kad tobulinti įgūdžius savo ir nesusirgti. Kad per vasarą žaistų krepšinį, treniruotųsi ir gerą vasarą.